Sveikos, mielosios damos, dalyvaujančios užduočių maratone. Štai ir antroji mūsų užduočių maratono diena ir antroji užduotis. Pirmiausia, šiek tiek pakalbėkime apie mums žinomus poreikius. Visos esate girdėjusios Maslow piramidę ir kaip išsidėstė mūsų poreikiai nuo išgyvenimo, fiziologinių iki dvasinių, psichologinių. Šiandien noriu atkreipti mūsų dėmesį į 5 poreikių grupės. Pirmoji – meilės poreikiai. Mums svarbu yra mylėti ir jaustis mylima. Antroji grupė – laisvės poreikiai. Galėti netrukdomai judėti, reikšti savo mintis, o taip pat leisti savo įvairius dalykus. Trečioji poreikių grupė – reikšmingumo poreikiai. Tai yra poreikis ir noras jaustis reikšmingu, svarbiu, reikalingu, kažkieno dalimi ir prasmingai kurti. Ketvirtoji grupė – poilsio ir pramogų poreikis. Taip, išgirdote teisingai, tai ne užgaida, ne kaprizas, tai yra poreikis. Ir būtina ilsėtis kokybiškai ir reguliariai. Tik tokiu būdu galime kokybiškai dirbti. Ir 5 grupė – tikėjimo pasitikėjimo. Tai kažkuria prasme yra apie ryšį su aukštesne jėga, ryšį su Dievu ar visata. Kaip pavadinsim, taip nepagadinsim. Ir tai yra poreikis nekontroliuoti ir daryti tik tai, ką galiu, atskiriant nuo to, ko pakeisti negaliu. Ir tikėtis geriausio rezultato. Nieko antgamtiško beje. Tai štai, remiantis šią informaciją, pamėginkite atpažinti savo ne tik fiziologinius išgyvenimo poreikius, bet ir dvasinius psichologinius poreikius, kuriuos esate šiai dienai labiausiai apleidusios. Pasižymėkite juos. Dabar dėmesio užduotis. Reikia atsakyti 3 klausimus. Sau, beje. Pirmas klausimas. Ko aš sau neleidau šiandien? Antras klausimas. Ko aš sau neleidau visą praėjusią savaitę? Ir trečias klausimas. Ko aš sau neleidžiu jau metus, daugybę laiko? Ir dar vienas dalykas. Išsirinkite vieną labiausiai nepatenkintą poreikį, kokį jaučiate, kurį aptikote, ir šiandien pat padarykite nors vieną mažą žingsnelį to poreikio patenkinimo link. Šios užduoties ir viso maratono tikslas – grąžinti dėmesį į save ir į savo poreikius. 7 dienos sau. Dabar girdėjote antrąją užduotį. Pakartosiu, iki maratono pabaigos galite atsiųsti mano elektroniniu paštu šiek tiek atliktos užduoties aprašymo 5-10 sakinių. Kaip jums sekėsi, kas nesisekė, kas pavyko, kas nepavyko. Ir tokiu būdu dalyvausite loterijoje, laimint mano knygą Blogai yra gerai. Ir taip pat po šiuo video rasite nuorodas į mano organizuojamas poilsinės ir psichoterapinės moterų stovyklas Prancūzijos salose. Lapkričio mėnesį Martinikoje, sausio mėnesį Gvadelupėje. Visos dalyvavusios maratone ir atsiuntusios visas užduotis galės pasinaudoti 200 € nuolaidą stovyklos dalyvavime. Labai laukiu visų ir linkiu smalsumo ir entuziazmo. Iki.